Sveiki mokiniai! Šios pamokos metu pakartosime įvairių uždavinių sprendimą. Pradėsime nuo vadovėlio 25 puslapyje esančios pirmos užduoties. Galvosūkis. Lentelėje parodyta, kaip turi apsirengti mergaitės. Ar suprantate lentelės ženklų kalbą? Matome 3 mergaitės ir 3 joms skirtus rūbelius. Palaidinukę, sijonėlį ir batelius. Atidžiai apžiūrėkite paveikslėlius ir nuspręsite, kokios spalvos rūbus dėvės kiekviena mergaitė. Šiai mergaitei priklausys ši palaidinukė, spalvą matote čia. Šis sijonėlis ir šie bateliai. Panašiai aprenkite ir kitas mergaitės. Antrasis uždavinukas. Turėjome 15 centų. 5 išleidome. Apskaičiuokite, kiek centų liko. Suskaičiuokite, kiek iš viso centų turime. 10 plus 5 yra 15 ir dar 2 – 17. Šitas skaičius turi atsidurti pirmame langelyje. Vadinasi, mes turėjome 17 centų, išleidome 2. Suskaičiuokite, kiek centų liko. Trečią pavyzdėlį išspręskite savarankiškai. Keliaukime į tekstinį uždavinuką. Eglė turėjo 20 centų. Už 10 centų ji pirko voką. Kiek centų Eglei liko? Pasistengkite įsivaizduoti mergaitę, kurios rankoje 20 centų. Ji perka voką už 10 centų. Kiek centų jai lieka? Pamąstykime, kokį matematinį veiksmą taikysime. Teisingai, atimties. Vadinasi, iš 20 reikia atimti 10 ir gautasis skaičius bus mūsų uždavinuko atsakymas. Ketvirtas uždavinukas. Spręsdami jį pakartosite 3 dėmenų sudėtį, 2 atėminių atėmimą ir trečiame stulpelyje reikės ir sudėti, ir atimti. Keliaujame toliau. Spręsdami 5 uždavinuką pakartosite mūsų išmoktas atkarpėles. Pasimokysite atimti pagal liniuotę. Pažiūrėkime pirmąjį pavyzdėlį. Mums duotas veiksmas 10 minus 3. Sukurkime paprasčiausią uždavinuką. Iš 10 centimetrų reikia atimti 3. Liniuotėje susiraskime 10 centimetrų. Keliaukime į kairę pusę per 3 centimetrus. 1, 2, 3. Atsidūrėme ties skaičiumi 7. Štai ir mūsų atsakymas. 7. O jei iš 10 atimtume 7, nagi suskaičiuokite, kiek bus. Šeštajame uždavinuke jūs pasimokysite ir įtvirtinsite skaičių sudėtį ir atimtį. Skaičiuosite iki 20. Neskubėkite, būkite atidūs. Tikiuosi, kad tada išvengsite klaidų. Trečiajame namelyje, sprendžiant uždavinukus, jums reikės rasti nežinomą dėmenį
bei nežinoma ateminį. Tačiau, kaip matote, yra ne vienas veiksmas, o du. Prisiminkime, kaip sprendžiame šitokius uždavinukus. Pirmiausia, iš 16 reikėtų atimti 5. Suskaičiuokite, kokį atsakymą gausime. Tada prie duoto skaičiaus reikės pridėti nežinomą skaičių, bet ne bet kokį, o tik tokį, kad gautumėte sudėję 17. Dabar pratęsime pamoką atlikdami pratybų sąsiuvinuko užduotis. Atsiverskime pratybų sąsiuvinį. 25 užduotis. Galvosūkis. Kur kieno namai? Matome 2 namelius, aplink juos daugybė įvairiausių geometrinių figūrų. Šitų figūrų centre matote po vieną raidelę. Ji reiškia spalvą. R raidelė reiškia raudoną, M mėlyną, G geltoną. Apžiūrėkite, aš jums siūlyčiau iš pat pradžių nusispalvinti pagal raideles visas figūras ir suraskite jų vietą namelyje, kur kokia figūrėlė gyvens. Pavyzdžiui, turime trikampį, kurio centre raidelė R. Vadinasi, jis yra raudonas. Rodome rodiklę jo vietą, jis turi atsidurti štai čia. Turime apskritimą, kurio centre G raidelė reiškia geltonas. Ieškome apskritimo ir geltonos raidelės. Vadinasi, jo vieta štai šitame langelyje. Toliau spręskite savarankiškai. Sėkmės darbuojantis.